Sveiki, bičiuliai, su jumis vėl trenkti benzingalviai. Šiandien laidoje matysime MRF unboxinimą. Palauk, kas čia įvyko, visą papasakot man. Kas atėjo pavasaris ir kas atėjo pavasaris. būdo? Parėjo 110 automatai. Tai parodom, kas parėjo. Pasiruošęs nuoliukai. Bačkutė. Bačkutė. Atsikliukai. Jau. Visi tik žaidžia su motociklais. Tai prabaigiam prie šito. Nu gerai. Parsivežėm 110 automatas. Lukas atvažiavo, pervažiavo vieną ratą. Kitą dieną nuvažiavom, nusipirko mocą. Jau šiandien ardom. Ir tai va pabaigsiu, kas čia naujesnė. Tai realiai anksčiau praeidavo, jie kompai būdavo pritvirtinti čia prie rėmų, bet buvo bėda, kad skildavo korpusas, tai paskui jau jie patys gamintojai perkeldinėjo į priekį. Tai čia jau tvarkingai su rėmeliu padaryta perkelimas į priekį. Tada, kas jau eina, stabdžių suportas su dviem pistonais, o ne su vienu. Ir paskui, ką mes dar čia turim. Nu tai duda, kaip sakiau, jau su kelerio eina. O vas su šitom dėžėm, ką aš sakiau, tai jaučiu, kad mes galėtume, mes turim kiek dar 2 dėžės tokias. Tai galvojau, mes galim jas net ir ne taip galim palikti, va tokio to ilgio. Tiesiog, kad plokštė būtų va čia ilgesnė, 4 ratus yra pačioj plokštė. Ir pasidarom ir mūsų tiesiog. Užsikelm motociklų remontai? Ja. Čia galim, jeigu reikia, su rampa. O jeigu reikia, tai čia rampa. Reikėtų sutvirtinti ją. Ne, tai aš čia tik išardžiau. Dar turim naujus aplamai gavom kažką, ne? Jo, turim akademijai ovalės 110. Iš kur akademijai iš gavo? Pirko iš Italijos, dėvėtas iš... Tikrai Italijos lipdukai. Jo, pirkti iš kitos akademijos, ten taip pat vykdė panašią veiklą. Ir ką, nupirkom jau dėvėtus, aišku, tai čia yra 110 automatai. 6 vienodi, kartu laiko matavimas buvo pas juos. Aišku, dabar jau jie kaip naudoti, tai darom visą pilną servisą, nuo mortikų, grandinės, keisim žvaigždės, viską pasiruošim sezonui, kad jau nereiktų paskui sezono eigoje kažko tai keist, rankenėlės, galvo trosus, viską idealiai susitvarkysim, pasiruošim. Šiaip labai smagiai važiuojasi, vairuojasi, labai atitinka iš tikrųjų į tokius jau didelius motociklus, jau nėra ką lyginti. Šiaip pitbaikas irgi yra labai gerai, bet čia jau ir susėdėsena turi padirbti labiau ir tas realiai, kad tu esi daug žemiau posūkiuose. Tai artimai jau čia yra superbaikui. Ar teko testuoti? Teko porą ratų apvažiuoti, bet tai tiesiog, kad nesinorėjo labai ten jau neaišku, kad ir tepalas keistas niekas, tai tiesiog prakūrėm, pasižiūrėjom ir viskas. Dabar viską apdeisim, tvarkysim, ruošimės. Tai gerai, kokie darbai laukia pagrindiniai mums dabar su jais? Tai kaip ir minėjau, kad keisim pirmą visus amortizatorius, perenkam, stabdžius susižiūrim, gazo trosus, karbus prasivalom, be abejo grandinės, žvaigždės pakeičiam. Ir akumus jaučiu, kad persikraunam visus, gal vieną ekstra kažkokį nusiperkam. Padangas jaučiu, kad visiems pakeičiam. Tai realiai pilnas servisas, vienas yra išardytas, jau mes jį paėmėm. Nelendant į variklį, kaip sakėm. Jo, paėmėm kaip donorą jau pirmą išardėm, dabar jau žinom visus parametrus, ko mums reikia, kokių reikia žvaigždžių, kokių grandinių, kokių reikia salnikų pakeisti šitiem važiuoklėm. Na ir viskas. Tai kiek mes laiko turim paruošimui? Laiko tai kaip ir turim, iš tikrųjų ta pati pradžia mūsų tai dar priklauso tikrai nuo oro.
ten tokius test važiavimus tai mes galim pasidaryti ir pasikviesti ir vaikų, kurie iš praeitų metų yra, bet sezonas tas prasidės tai tikrai nuo gegužės, tik tais mėnesio, aš taip įsivaizduoju. Tai realiai gegužės mėnesį. Jo, mes turim mėnesį su trupučiu. Ir dar naujienos, kaip suprantu, su patalpom, nes praeitais metais turėjom gan mažą kampelį čia tokį va, o šiais metais mūsų patalpos išsiplėtė. Jo, išsiplėtė ir tai leisim pasakyti Tomui. Tomai, kas čia atsitiko naujo? Išsiplėtė patalpos. Išsiplėtė. Ir aš biškį išsiplėčiau. Žiemą. Nusprendėm iš tikrųjų biškį prasididinti, nes trūko praeitais metais vietos. Trūko ir vaikam persirengti, ir iš tikrųjų norėjosi ir motociklus čia laikyti, ir tvarkyti juos, kad nereiktų važinėti pirmyn atgal, nes mūsų garažas, kur tvarko motociklus, visai yra kitoj pusėje, tai tiesiog viską darysim vienoje vietoje, bus daug paprasčiau man patiem ir bus vaikam geriau ir galėsim vietoje spręsti kažkokias problemas, jeigu įvyksta kažkas trasoje. Ir aišku, turėsim pokyčių ir ne tik čia, bet ir pačioj trasoje. Darysim daugiau pratimų, pasikeis truputį konfiguracijos pačios trasos. Ir jau biškutį atsivalėm tokias probleminės vietas, kur buvo, sakykime, nuo lietaus bėdų, kur užpildavo mus truputį. Pasidarysim, kad būtų kuo mažiau tų tokių darbų sezono eigoje. Čia norim užsidengti užuolaidom, kad nes ši pagrindinė būna visą laiką saulė. Ir ten daugiau bus vaikam persirengti, tėvam zoną, čia susidėti rūbam, batam, visokiem kitokiem dalykam, o čia bus tokia serviso zona, kur mes tiesiai čia kažkokią dangą, kad neprisitepalvot ir neprisibėgtų visur. Ir čia bus toksai mūsų, kaip sakykim, garažas, kaip servisas. Tai ką, pindami darbus ir darom, ką galim šiandien padaryti. Jo. Susitarlios, tai viskas. Jinai neilgai. Neilgai bus? Ne. Jinai trumpanti rūmų. Va. Bet ta prasme... Nu tai tiesioginė prasme. Nu ir kas? Viskas eis. Nu, jūs reikia laikyti, perkat aš nuopuoju viskas. Duokit, aš palaikysiu. Atsiprašau. Aš pasitrauksiu. Palaukit. Ir jinai labai sunkiai valo. Nepeik labai gera. Mūsų jokio skirtumo mes čia. Stovi niekas nevaikščioja. Paimam. Nu tai mes žiūrėjom, kad čia tokia pati pasisė. Labai gražiai atrodė jums. Ne, mums čia garažą reikėjo, bet tai čia... Garaže, žinokit, nieko iš jos nebus. Jūs garaže nusidažykit grindis. Ten negalim dažyti, ten norim tik paties, kad... Čia nieko nebus, žinokit. Bet Jūs geri nori. tas viršus, ta prasme, savo, kad nubirės? Nenubirės, bet labai apsinešioja. Nuo stovi, niekas nevaikščioja. Ten niekas ant jos nevaikščioja. Bus šikna, jeigu nesimocius, tai bus nelabai gerai. Mergų nenusivesi čia. Dėl to gal ne. Dangom tai ne. Tokios rengsi. Tokios dangom mergų nesivesi. Keiktis galima? Ne. Tai neturiu ką pasakyti. Nieko, tiesiog apsvarstam dar kelias variantus. Ką? Aiškiai, neperkame mes linoleumų. Nepaskubėt. Sutaupėm pinigų. Akademija ką tik sutaupė pinigų. Dabar pirksim ne dangą, o šepečius ir chemiją. Senom grindim.
atvalo, bet ką. Ta prasme, batus atvalo, tepalus atvalo. Karoči, ką nori. Ta prasme, su tuo pačiu ir... Poliruot mašinas gali, Seni, bet ką. ir puodus, Taip. ir batus. Galim Tuo pačiu pasiimt, gali. atvalysim visas grindis už. Tai gali Pamatysi. Belekai. Na, tai gal yra grindų tiesiog. Tai grindų šūdas. Tai meilis, Čia bus yra reikalas. Čia viską. Va. Čia realiai jis yra antidepiliacinis. Čia ta prasme ir užsitepi ir nukrenta plaugai iš karto. Gerai, kad nepasitaškė čia iš karto ant batų. Gerai, vis dėlto pakeisim naują. Ai, bet žiūrėk, yra mažesnio mums nereikia. Ne, tai ten grindų daug. Atrakcija. Pažiūrėk, su kokiu. Tai aplink. Seni, gali guldyti. Eina. Pažiūrėk šitą, tai galim paimti į trasą. Čia žiūrėk su guldymu, su lankais. Čia žinai, kas Čia žiūrėk iš karto safety. Kelimui ant vienkės. Nice. Gerai, Tai kokia režimė gavos? Elektrinis? Euro 5. Eik tu. O čia benzinas? Kiek patarkė laiko? 200 vatų, wow. Čia benzinas. Šitas 125 dar valymą. 719? Tai va, Tomai perki. O čia prisipirko. Tai baigų maždaug. Čia reikėjo, žinai, ką nupirkti šitą, dėt ratus pitbaiko ir viso, pajekali. Automatas. Greitą rezumė pasakykit šiandienos, kas nutiko. Nieko ką, išvien taupom, nėra pinigų iš tikrųjų. Nusprendėm, kad viską plausim, valysim, nieko nedėsim jokių dangų. Nusipirkom cifo. Išbandysim, čia rašo, kad 101 dalyką galima valyti. Tai manau, kad tikrai viską išvalysim ir langus, ir grindis, ir atpoliruosim grindis. Ir viskas pasiėmėm šikinio. Ir ką, rezumė, liko užuolaidus nupirkti ir susimatysim Tai šeštadienį. šeštadienį tada susimatom, pratęsim darbus, ne? Taip, ir va šią būtinai reikia paimti, nes labai gerai mocis būtų važiuoti. Šiaip tai tikrai. Žiauriai gerai būtų O gal mocis. būtų galima- Toks, tai man labai ten O gal būtų galima nupirkti? Tai šiaip tai tik ratukus prie to apačioj. Taip, Ir viskas. O ratukai yra atskirai. Ar einam atgal? Pažiūrėt ratukų. Plokštės reikės pirkti kažkur. Plokštės dar reikia blemba pasižiūrėti. Aš nežinau, ar mes baimės visą iškėlų. Ai, tai savo. Davai. USB kažkokios reikia. Lukelis, sakė, pažiūrėk. Pažiūrės, galbūt Viskas, šeštadienio. Visi po kebabą. Ar kebabo neliki? O tai varot kebabo? Aha. Tai dar tada kebabo.